Antroji kronikų knyga, 2 skyrius. Saliamonas užsimojo statyti namus viešpaties vardui ir karališkus namus sau. Jis paskyrė 70 000 vyrų nešikais ir 80 000 akmenskaldžiais kalnuose, o 3600 paskyrė jų prižiūrėtojais. Saliamonas siuntė pas Tyro karalių Hiramą, sakydamas: kaip tu siuntei Kedrų mano tėvui Dovydui, kai jis statėsi namus, taip siųsk ir man. Aš statau namus viešpaties savo Dievo vardui, kurie bus jam pašvęsti. Ten bus smilkomi kvapnūs smilkalai jo akivaizdoje, nuolat laikoma padėtinė duona, aukojamos deginamosios aukos kas rytą ir vakarą, taip pat šabo metu per jaunatį ir mūsų viešpaties švenčių dienomis, kaip įsakyta Izraeliui daryti per amžius. Namai, kuriuos aš statau, bus dideli, nes mūsų Dievas didesnis už visus dievus. Kas galėtų jam pastatyti tinkamus namus? Dangus ir dangų dangus negali jo sutalpinti. Tai kas aš esu, kad statyčiau jam namus? Tebūna jie bent vieta aukoms deginti jo akivaizdoje. Atsiųsk man vyrą, kuris būtų įgudęs daryti daiktus iš aukso, sidabro, vario, geležies, raudono, mėlyno ir violetinio audeklo, be to mokanti atlikti raižymo darbus. Jis dirbs kartu su mano amatininkais iš Judo ir Jeruzalės, kuriuos paruošė mano tėvas Dovydas. Atsiųsk man taip pat Libano kedrų, kiparisų ir kadagio medžių. Aš žinau, kad tavo tarnai moka kirsti medžius Libane. Mano tarnai atvyks ir dirbs kartu su tavo tarnais, kad paruoštų man daugybę rąstų, nes namai, kuriuos rengiuosi statyti, bus dideli ir nuostabus. Aš aprūpinsiu tavo medžių kirtėjus maistu. Duosiu 20 000 korų maltų kviečių, 20 000 korų miežių, 20 000 batų vyno ir 20 000 batų aliejaus. Tyro karalius Hiramas atsakė Saliamonui laišku: kadangi viešpats myli savo tautą, jis tave padarė jos karaliumi. Palaimintas viešpats, Izraelio Dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę, kad davė karaliui Dovydui išmintingą sūnų, apdovanotą sumanumu ir protu, kuris rengėsi statyti namus viešpačiui ir karališkus namus sau. Aš siunčiu įgudusi išmintingą vyrą Hiram Abį, sūnų moters iš Danų dukterų, kurio tėvas yra vyras iš Tyro, mokanti gaminti įvairius daiktus iš aukso, sidabro, vario, geležies, akmens, medžio, raudono, mėlyno ir violetinio audeklo bei plonos drobės, mokanti raižyti įvairius raižinius ir daryti kiekvieną darbą, kuris jam pavedamas. Jis galės dirbti kartu su tavo amatininkais, su mano valdovo, tavo tėvo Dovydo amatininkais. Tegul atsiunčia savo tarnams kviečių, miežių, aliejaus ir vyno, kuriuos pažadėjo mano valdovas. Mes pirksime medžių Libane, kiek tau reikės, ir surišę į sielius nuplukdysime jūrą į Jafą, iš kur galėsi juos parsigabenti į Jeruzalę. Saliamonas suskaičiavo visus svetimšalius, gyvenančius Izraelio krašte, kaip buvo padaręs jo tėvas Dovydas. Jų buvo 153 600. Iš jų 70 000 jis paskyrė nešikais, 80 000 akmenskaldžiais kalnuose ir 3 000 darbų prižiūrėtojais.